Sveiki visi. Šiandien aš jums parodysiu, kaip susikurti Bukkit arba paprastą vanilą serverį naudojant Hamachi. Pirmiausia, nueikite šitų adresų. Šis adresas bus video aprašyme. Tai va. Čia nuėjus pažymėkite va šitą taisyklės, kad jūs perskaitėte taip toliau. Po to spauskite Download Now. Aš nesisiųsiu, nes jau turiu. Tai va. Nueikite. Pradėkite instaliuoti. Spauskite Run. Pasirinkite kalbą. O turiu rinktis anglų. Next. I agree. Pasirinkite, kur norite instaliuoti. Pasirinkite, ar norite shortcut ant savo desktopą. Spauskite Install. Ir sustabdysiu video ir paleisiu, kai baigsis instaliuoti. Va. Baigė instaliuoti. Tai va. Spauskite šitą mygtuką. Power on. Tada pasirinkite vardą, kokį norite, kad jūsų būtų. Ir kai jūs prijungs, jums reikės susikurti naują network. Va, spauskite šitą, create a new network arba čia. Tai va. Įrašote network ID, pavyzdžiui, ABC, kokį passwordą 123, gerai neleidžia, ABCD 134, irgi neleidžia, jau yra toksai, gerai, kad jis sugalvot, nesvarbu, galim nors ir taip, tikrai turėtų leis, spaudžiam create, va. Kad kiti žmonės galėtų ateiti pas jumis į serverį, jums reikės duoti savo draugam network ID ir passwordą, kad prisijungtų jūsų Hamachi networką. O kad pahostint serverius per Hamachi, matot, šitie IPai yra. Spauskite dešinę pelės, copy IP v4 adres. Tada nueikite į savo serverio folderį. Nueikite į server properties file. Va šitą notepadą. Ir vietoj paprasto IPO tiesiog įrašykite jūsų Hamachi IPą ir savinkite. Labai paprasta. Tai tiek šiame tutoriale. Sudie.